Oi. Labas vakaras, mėly Snobo kino mėgėjai. Šį vakarą ir vėl susirinkome prie televizijos ekranų pasimėgauti gerų kinų. Šį vakarą matysime japonų režisieriaus Takao Aoki filmą Beyblade'ų kovos. Tai iš tiesų labai unikalus kūrinys. Jis turbūt ilgai išliks jūsų atmintyje, gal net šiek tiek ir dramatiškas. Tačiau mano nuomonė, jis yra šiek tiek nuobodokas. Yra labai daug nereikalingų animacijų, aktoriai, jauni, senamadiški. Na gerai, tai iš tiesų geras filmas. Gerą vakarą. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandien žiniose matysite. Į Lietuvą atkeliauja japoniška naujiena, užkariavusi pasaulį Beyblade'as. Vilniaus rajone paaugliams susprogdinus savadarbį sprogmenį nukentėjo kaimyno lauko tualetas. Rūta Meilutytė laimėjo 58 aukso medalį. Pasaulyje žaibišku greičiu plinta japonų išrastas žaislas Beyblade'as. Lietuva ruošiasi šio žaislo atvykimui į prekybos centrus. Apie tai plačiau mūsų korespondentė Kotryna Žaltauskaitė. Sveiki! Prieš pat Kalėdas į Lietuvos prekybos centrus atkeliauja seniai pasaulyje žinomas žaislas Beyblade'as. Tai puikus kūrinys ne tik senam, bet ir jaunam. Jis turi ypatingą. Sveiki visi! Gavome laiškus iš žiūrovų, kad plintančiai japoniškai ligai Beyblade'ams mes norime atlikti tyrimą, patvirtinti arba paneigti mitą, kad Beyblade'ai neatlaiko smūgių iš 5 metrų aukščio. Pradėkime. Šiam bandymui turime pasigaminti Beyblade'ų žutrukėje į 5 metrų aukštį ir aptverti bandymo zoną saugiu atstumu. Asistentis. Tai Beyblade'as. Ir brėžiniai, leisti dar pataikim brėžinius, ar viskas gerai? Jeigu skris, žemės trauka 9,8, supratau. Šis bandymas labai pavojingas ir gali būti sužeistųjų, einu pasislėpti į saugią vietą. 3, 2, 1, leidžiam! Atlaikė smūgį iš 5 metrų aukščio. Tai yra neįtikėtina. Sveiki, su jumis ir vėl TV pagalba. Šį kartą mūsų pagalbą šaukėsi Ratnyčios kaimo gyventoja Svetlana. Esą kaimynų vaikai drumsčia jos ramybę. Einam įsiaiškinti situacijos. Jau atvažiavot? Va tie bastrėjai ateina čia visų dienų, žaidžia. Triukšmauja, nei miegots, nei skaityts, nei mėgs, nieko negalima. Na, ko man daryt? Nusiraminkit, ponė Svetlana. Aš negaliu, šitie parazitai. O štai ir vaikai. Keičiam su! Kodėl jūsų kaimynė tokia nepatenkinta? Ne tau žinot, tau tai neaktualu. Nu, tu nebespan, gerai. Nu ką tu čia nusišneki dabar? Taip nesupratau, kur jūsų tėvai yra iš viso. Jie žino, ką jūs čia veikiat. Tau tai neaktualu. Kas neaktualu, mane įsikvietė, mus padėt norim žmogui. Neklausyk tu tos senos tarkos iš viso. Ta sena melagė, jis smurtauja jums po kiemą su lasda vaikosi, uždaryti. Tai neerzinkite iš seno žmogaus, tiesiog... Ką mes darom, mes tik Beyblade'ais žaidžiam. Mes iš vis nekalti Mes tik vaikai. savo Beyblade'us gaminam ir žaidžiam. Po vieną kalbam, namie žaiskit su Beyblade'ais. Nu tai
Hello guys! Today this episode is going to be completely different. We're in Lithuania and we're in the forest. I'm going to find Aoki's lost Beyblade. I heard it might be golden. But now I'm going to show you a secret technique that Indians use in the Arctic to find lions covering the snow. You should spin your keys. And the direction shows you where the Beyblade is. I must run now. Bye. Well, I've been running for 2 hours now, and I'm very tired. I must find some food to regain my energy. Just wait. There are lots of worms. You should just take your knife and dig a hole. Oh my god! Look at this huge worm! This is Hippopotamus malacus. It's not very tasty, but it's full of proteins, which will regain my energy very fast. Oh my god, I found two. I found two! Oh. As you can see from my compass, it's somewhere near, but I can't see it now. Oh my god, look at it! So beautiful. See? Oh my god, and look! Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams, bei jautresnės psichikos žiūrovams. Nu, girdim. Važiuojam. Gavome iškvietimą į pasienio ruožą, kad čia yra vykdoma Beyblaidų kontrabanda. Einame tirti tolimesnių įvykių aplinkybių. Kažką girdžiu. Stot, policija! Kur kontrabanda? Ką, žinau, aš grybautojas. Štai. Ne mūsų. Radom miške. Puikiausias įkaltis. Įkalčiai. Rankas ant mašinos. Gerai, švarus. Į mašiną. Greitai. O mano pintinė kur? Savo pintinė. Sargi galva. Tai sulaikėme įtariamuosius. Pilna pintinė kontrabandinių Beyblaidų. Taigi mes grybautojai ir uogautojai.